Sveiki visi šiandienos video. Ir kaip matėte, po labai ilgos pertraukos mes grįžom. Jau, sveiki. Nu ir šiandien filmuosim šitą, nes pasivaizdo plokštė bloga. Jis negali lošti beveik visų gėjimų, tik pro intką. Tai jam pavasarį gaus naują kompą, galėsim palošti tokius gėjimus, nes pasibus geras kompas. Ir tada... Nu ir mes eisim Realm of Mad God. Į kokį mapą nuėjai? Einam į Medūzą. Aš jau ten. Tai va, baigsim filmuoti, kai bus ten 9, tai gerai. Nu ir mes rodysim, kaip žaidžiam. Čia kaip batą aš turiu tokį svordą, nes mėtis ant žemės tai paėmiau. Nu aš turiu geresnį. O jis turi specialą gerą, trading parodys. Čia gėjimas visai įdomus, dviem pažaist. Daug labai žmogeliukų. Mes čia visai gerai, va. Čia, va toks specialas, jisai gydo. Noriu laiką pastumti. Šitas žmogeliukas yra labai... Šitas žmogeliukas netoli range turi. Jisai jo specialas pagydo, suspėsiu paleisti specialą. Jis ką tik paleidau. Ir čia šitas žiedas pagreitina kaip tavo šaudimo greitį. Kaip matot, šaudo tokiu labai mažu, aš tokį didelį, nes mano svardas kitoks. Ir dabar eisim nusdyti. Tai va, čia yra monstrai, paprasčiausi. Čia yra paprasčiausi monstrai. Bet stiprus. Man buginasi. Nu, jie pakankamai stiprus, jie paprasčiausi. Nu jo, man buginasi. Nes vėliau... Va ten yra bosas, kaip matot. Čia jau pats vienas... Čia vienas paprasčiausių bosų. Va kaip pats levelis pakyla, čia levelis didžiausias 20. Ir kada fame pakyla, nežinau ką gauni. Kai fame'as kyla, tai ten duoda tau daugiau taškų tų tokių. Nu. Dabar jau nerodo. Čia yra rankas jo, pas mane 10, pas 9. O, antras suvala. Bet... Va, jis jau antro levelio. Man aš pesu biškį šūdą, žinai kodėl? Nu. Tada jį paleidai, man apsisuka galvą. Rimtas? Nu. Čia turbūt ant mobą reikia leisti. Va, čia yra, paprasčiausiai bosai vėliau bus daug stipresni, ten yra vėliau tokia vieta, kur dviem bosai. Yra tokie maišeliai kaip, va pavyzdžiui, yra maišeliai, va matot, iškrito maišelis. Tai čia yra paprasčiausi daiktai ir juos gali imti visi. Tada yra toks valetinis maišelis, jį gali atidaryti tik tas, kuris nužudė. Jo, ir paskui dar patį geriausią. Ir tada yra toksai mėlynas su geltonu užrišimu maišelis. Ir ten labai geri dažniausiai būna potionai speedo. Per mantlį duoda, nu tam visam laikui. Va čia speedas pagreitina tavo vaikščiojimą. Aišku, gali būti ir kitokių ten daiktų, lankų. Aš galiu mirt. Labai... Va, pasimk armorą. Aš neturiu, ateik čia. Ateik čia prie manęs, čia armoras mėtas. Man mažai laipų. Kur tu? Pagydys tave, kur tu? Aš ant pasigilinu, negaliu, pasigilinu. Ateik čia. Kai man reikia pagilinu, ateik, pas mane bandytas. Aš žudau elf wizardą. Aš žudau bandytą. Aš tau turiu armorų. Ateik, pasims. Aš turiu bandytą. Aš jau trečią levelą. Aš irgi. Ateik prie manęs. Gerai, rytoj pastatė. O, gorila. Oi, ne gorila, sumo. Šitą gorila. Sumo, pasigilinau ir dabar žudam jį. Sumo gilinam. Čia. Palik ir man paužinau. Va, žiūrėk tavo armorą. Aš fulį paušam turiu. Aha. A. Pasimk armorą. Va čia armoras. Čia armoras ir pauš. Ir pasimk geresnį kardą. Gerai, pasiėmė. Mano kardas ir Glass Sword, jisai gali sufeilint, bet jisai kerta labai daug, jeigu nefeilina. Jo. O va čia dykumos yra, jose būna labai dažnai bugai, kur būna užsibuginę bosai, kokie 5 būna vienoje vietoje. Šis bosas yra, kuris neturi savo minionų, kaip ir
tų kareivių savo neturi, jisai vienas visada būna, dažniausiai visi turi. Ten būna viršui tokie bosai, tokiuose vietovėse. Va, ten banditas, jisai yra vienas iš lemiausių bosų, liktai antras pagal lengvumą. Jo. Va, jis, kaip matot, moka spavninti iš tos minionus. Ant 20 levelas Nikos lemiausias mobas. Medis. Jo, žinau. Bet dabar jį pastiprino, dabar updėtis buvo ir pastiprino, dabar jis moka iškvietinėti tokius daiktus kaip minionus, ten tokius labai galingus, kurie jį didėja kaip ir jis. Dabar jis pastiprėjo. Tu turi geresnį nei. Gerai. Va, ten yra Sandsman Kingas, va prie jų dažniausiai būna kokie 5, nes ten va toksai dažniausiai bugina. Čempionų daug žiaurių. Ten būna labai daug monsų, nes jisai užsibugina, bet šitas, kaip matot, neužsibuginas. Nes čia yra paprasti žmogeliukai jo, kariai. Magai, kurie leidžia šitos. Užknisančius dalykus. Mums nebedaug liko laiko. O, sens. Reikia paskelbti iki... Ateik, mato, čia yra Oryx the Mad God, tai čia yra pats galingiausias bossas. Ten, kai per daug žudo... Tai pats galingiausias bossas. Nu, pats galingiausias bossas jis yra ir kai nužudai labai daug bossų jo, tų galingųjų labai, šitie leviai nesiskaito, tai tada pradeda drebėti žemė ir visus, kurie būna šitame worlde, teleportuoja. Prie pas jį, nu netiesiai pas jį, ten reikia kautis prieš jo minionus, kareivius, ten mini bossus tokius pas jį, labai galingus, kurie kerta ten po 50, o man yra tik 200. 103 laifai, 20 levelį maždaug būna 500, biškai gal daugiau. 500-600, gali ten žiedus visokius dėtis. Ir va, nu tai ten, aš buvau 20 levelio kanto, tai beveik nieko negalėjom padaryti, kad ir, nes ten būna apie 50-60 žmonių prieš jį kaunasi ir taip miršta gal 10 kokių. Nu, mūsų video eina į pabaigą, liko maždaug 2 minutės. Ir man atrodo, kad manęs nesigirdėjo, bet gal ir girdėjęs, manau, kad girdėjęs, tikiuosi. Nes gali būti reiks perfilmuoti. Bus žiauriai blogai. Bet mes filmuosim tada nuo 5 levelio. Jo, aš čia 5. Aš irgi. Va čia tas Gent Krabas. Kas tas risur kažkoks šakioja. Tai va, mums liko video labai mažai. Sekų. Ir palaukit sekundę, čia nekreipkite dėmesio, aš tik patikrinu, aš filmuoju. Jo, filmuoju, gerai, nekreipkite dėmesio. Atsiprašau, kad čia tai pasižiūrėjau, nes po to, jeigu būčiau nefilmuojęs, būtų feilas. Nu, jo. Va, Sandsman Kingas gal bus susibuginęs. Tai va, mes jau užmušam tą ir baigsim video, nes jau baigęs laikas. Filmuoju pro Bandicamą, nes su Frepsais jisai kažkodėl nefilmuoja interneto. Jisai filmuoja tik tai šitą. Nu tai va, ir šiam video nieko daugiau nebebus. Tai va, pasimatysim kitam video. Davai. Jo, subscribekit, komentuokit, laikinkit. Ir jo, laikinkit. Kuo daugiau komentarų visus perskaitysim, video daugiau kelsim. Nu ir viso. Viso? Viso. Gero.